Sveiki draugai ir šiandien filmuosime vėl naują video apie WWE Supercard. Šiame video mes žaisime Road to Glory, tiesiog žaisim, ką daugiau galima veikti. Per Road to Glory aš dabar esu ant SummerSlam Stone Cold Steve Austino. Perėjau šitą ir dabar esu ant šito. Šitą tikrai neperėsiu, bet man svarbiausia perėt yra va šitą va. Jeigu aš perėsiu, bus nice. Nekreipkai dėmesio, aš šitą telefoną kraunu. Ką aš žaisiu? Šiaip daug aš grindinu, kas nežino grind, tai reiškia žaisti nuolatos. Bandžiau kažkada versti suvirti, bet man išvirta šlifuoti. Ta prasme, žaidimuose šlifuoti biškai nelogiška. Tai dėl to ir kitokia biškai reikšmė yra. Dar parodžiau, jau rodžiau turbūt, ir rodžiau per Money in the Bank rewardus. Tai, sunkus dabar varžovai pasidarė 45 taškų. Šiaip ne taip gali pergalės išplėšti. Pavyzdžiui, kiek aš žiūrėjau visą WrestleManias, Braunas Romaną perėjo 1-5 ir ten buvo easy žaist, o dabar čia yra žymiai sunkiau žaist. Čia maždaug nemoku paaiškinti to sunkumą, čia tiesiog sunku. Kitas mano video bus apie mane, Q&A, questions and answers, vienu žodžiu. Klausimus aš uždavinėjau Twitter'e, bet tai va. Tai kas klausia, toks klausimas ir atsakys dažniausiai. Tai turbūt pirmąjį kartą mane pamatysit gyvai. Čia bus, nežinau, čia pabandysiu kaip nors per savaitgalį nufilmuoti video. Jeigu aišku pavyks savame suprantama ir tada kokį sekmadienį, pirmadienį kelsiu visiškai naują video Q&A. Tai va. Šiaip jūs maždaug žiūrėjau maždaug gal prieš pusantro mėnesio, kiek pas mane buvo subscriberių, tai buvo 2, o dabar maždaug prisijungi ir 6, ir paskui taip 7 dar vieną kažkuris, dabar tai nepamenu kiek subscriberių. Pasirodo, čia įmanoma laimėt, aišku, pas mane biškai dekas geras, tai žinot, pasitengsiu bent pusę Stone Cold'ų surinkti, title match, nice. Kas nežino, kas yra title match, tai čia prideda kart 2 prie kovos taškų, tam pavyzdžiui, jeigu laši dėl 5, tai dėl 10 laši, ir čia vienu žodžiu. Tai va, galiu parodyti, tai va, plus 10, gerai. Va, dėkui, kiek mažai trūks ir pakilsiu lygi SummerSlam'o, bet negaliu pakilti, aišku, Bray Wyatt'as dar ne visas ištobulintas yra, jiem tik tiek, paskui Mizas, kurie šitą galės pasidaryti su auksinė pro, irgi tiek ištobulintas, nes šitą Mizą gavau per Team Eventą, kai žaidėm ir maždaug taip tiesiog traukiu, taip maždaug traukiu ir maždaug traukiu, žiūriu, nušvito ekraną, žiūriu, Mizas. Ir aš galvoju, su auksinė pro, nice. Vienu žodžiu, čia buvo, jo. Dar kartą sužais ir dabar čia, aišku, dėl 10 taškų, tai čia, žinau, čia, Šiaip, galit man į klausimus, man jeigu aišku bus noras, galit parašyti savo geriausias kortas, aš tada, jūs mano matot, tai dėl to, bet man labai įdomu, kurie mane prenumeruoja ir visą laiką žiūri, kokios pas juos gerumo kortos, nes, pavyzdžiui, tokio, kai man eina Elite Kane įlenda, tai čia žinot, tai laimėti yra sunku. Norėjau sakyti pusę velnio, bet paskui galvoju, pusę velnio neapsimoka sakyti. Boom. Šiaip,
kas nori sukurti timą, tai iš karto rašykit, galėsim sukurti timą. Bet kas, bet tiesiog rašykit į YouTube klausimus. Kas nori sukurti timą, kartu galėsim sukurti kartu. O aš net nesitikiu, kad aš taip lengvai laimėsiu. Boom. Čia atsiveronica pedigree AJ Stylesui. Man tai, pavyzdžiui, Stylesas nepatinka, nes toks pasikėlęs yra ir toks vis laik galvoju, kad jis laimės, bet nelaimė. Arba koksai šitas Owensas tik su Jericho pagalba laimi. Aišku, aš jų nediskriminuoju, bet man tiesiog jie nepatinka. Ir tai dėl to. 11-3, taip sausai laimėjau. O, jau 35 taškai. Čia jau daug. You have reached card limit. Nice. Ok. Tai sakau, draugai, parašykite klausimus, ar norit su manim daryti timą. Ir, aišku, prenumeruokit, spauskit like ir panašiai. Tai iki kito karto, iki, sakykime, sekmadienio, iki Q&A.